Mažas ir agresyvus. Kas tai? BMW X1. Tai šiandien turime tokį miesto džipuką BMW X1 2017 metų, rida 216 000, 2 litrai benzinas, turi apie 170 kW, labai graži ruda spalva su perlu. Atkeliavęs automobiliukas iš Amerikos, tai turėjom nedidelį daužimą, pasikeitė lempa, sparnas, bamperis ir viskas. Tai vat pasidažė, parduodame ją už vieną žemiausių rinkos kainų. Net 10 metų senumo nesiekianti automobiliuką, savininkas pakeitęs tepalus, jis yra paruoštas registracijai, sutvarkyta važiuoklė. Žodžiu, yra viskas paruošta, automobilis idealios būklės ir savininkas dar jums turi dovanų. Yra vasarinės padangos ir taip pat yra naujos žieminės padangos. Tai turime ir dar papildomai ragus. Tai žodžiu, ir dovanų, ir automobilis paruoštas eksploatacijai, registracijai už labai gerą kainą. Tai mes galime su juo ir prasivažiuoti ir apžvelgti saloną. Tai automobilyje turime panoraminį stogą, automatinę pavarų dėžę žinoma, atbulinės saugos kamera, šildomos sėdynės, elektrinės stumdomos sėdynės, automatinės šviesos. Žodžiu, tikrai komplektacija gan nebloga. Važiuoja labai maloniai, kaip ir minėjau, savininkas tikrai daug pinigų investavo. Trauka tikrai gera, kaip džipukui, kuris nusipirks šitą mašiną, bus tikrai patenkintas ir važiuos ilgai ir laimingai. Šį automobiliuką vertinu tikrai gerai, maloniai važiuojasi, tikrai praktiškas miesto visureigis. Tai jei tu nori įsigyti šį automobiliuką, kontaktus paliksiu aprašyme. Jei norite video apie savo parduodamą automobilį, parašykite mums ir mes jį jums padarysime.